Sveiki visi prisijungę, prisėdę prie ekranų. Aš esu Justina, psichologė ir šiandien norėčiau jums kalbėti tema, apie kurią iš tikrųjų tikrai nemažai rašoma, nemažai kalbama. Emocinis intelektas. Kaip teigia tikrai nemažai autorių, mokslininkų, jis užima ypač svarbią vietą mūsų gyvenime. Kalbama, kaip tai svarbu yra auginti, ugdyti, puoselėti, tačiau ne visada suprantame, kas tas yra, su kuo jisai valgomas. Taigi šiek tiek stabtelkime ir pažvelkime, kas yra tas emocinis intelektas. Vis dėlto, tenka pradėti nuo pat pradžių ir dabar trumpas pratimas. Atsigręžkime į savo pojūčius. Įsitaisom patogiai, užsimerkite, atkreipkite dėmesį į savo kūną ir jo pojūčius. Kurios kūno dalys yra įsitempę, o kurios atsipalaidavę. Sutelkite dėmesį į kvėpavimą. Gilus jis ar paviršutinis. Atkreipkite dėmesį, kokia jūsų veido išraiška. Galbūt pakelti antakiai, atsipalaidavęs veidas, lūpų kampučiai kilstelėję ar nusileidę. Kokia jūsų nuotaika šiuo metu? Ką jaučiate? Kokius jausmus sukelia pastebėti kūno pokyčiai? Dabar atsimerkime. Pagalvokime, kokie tie jausmai buvo. Juk jausmų pasaulis iš tikrųjų labai turtingas ir prasmingas, kai atkreipiame dėmesį į jį. Vat būtent šis trumpas pratimas ir leidžia geriau pažinti tuos mūsų jausmus ir jų visą spektrą, ir suprasti, kas su mūsų kūnu ir su mūsų jausmais, emocijom darosi. Dabar pasidalinsiu ekranu ir mes šiandien pabandysime prabėgti per būtent emocinį intelektą, mažais žingsneliais. Po truputėlį. Pradėkime nuo tų jausmų, kaip šitas paveiksliukas labai gerai iliustruoja, jų yra masė, didžiulė masė, nes iš tikrųjų jų yra labai daug. Ir apsiriboti ten tik 5 pagrindiniais ar jų ieškoti daugiau, tai jų iš tikrųjų yra labai daug. Kas tos emocijos? Pradėkime nuo to pagrindo. Kas tai yra emocijos? Tai yra žmogaus santykio su vidinio ir išorinio pasaulio objektais išgyvenimas. Šis išgyvenimas yra labai subjektyvus ir mums jis praneša apie mūsų išorinio ar mūsų vidinio pasaulio objektų reikšmingumą mums. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad būtent emocijos mums leidžia suprasti, kaip svarbu vienas ar kitas dalykas mūsų gyvenime. Būtent emocijos mums leidžia nuspręsti, bėgti ar pulti kiekvienoje situacijoje. Jeigu, pavyzdžiui, kažkoks pažįstamas mus labai erzina, kolega, tiesiog atrodo, negali būti pykdo net, tai mes būsim linkę jo vengti. Tačiau žmogus, su kuriuo smagu bendrauti, mes kaip tik jo ieškosime ir kaip tik skatinsim susitikimus, skambinsim, kaip tu gyveni, norėdami tiesiog gauti tų teigiamų emocijų.
Ir iš tikrųjų mes nuo pat mažų dienų tas emocijas skiriame. Net ir nemokėdami jų įvardinti, bet mes jas jau galime atskirti. Nemalonius pojūčius mes kaip tik stengiamės jų vengti, o džiugius stengiamės patirti bent jau ne vieną kartą, nes vis ieškom, kur tų džiugių emocijų gauti daugiau. Dabar parodysiu filmuką. Nedidelė, neilga, jisai bus anglų kalba, šiandien visi filmukai dėjome anglų kalba. Tačiau iš tikrųjų pakankamai lengva suprasti, kas vyksta. Tai pastebėkime, kaip vaikas reaguoja į siūlomą žaidimą keliose situacijose. There's something inside. Can you see what's inside the box? Can take the lid off. Is there something in there? There's a green comb. You want to put it back inside of the box? And put the lid back on the box? And close it up? Can I see that? Thank you. Let's see what else we have. Look at this. See? Look at this. There. Hi, Teresa. I'm going to sit here and read a magazine. Okay. That's Kelly. Kelly's going to sit and read a magazine. Kelly, look at this. That's aggravating. That's so annoying. Oh, I thought it was really interesting. Well, that's just your opinion. It's aggravating. Here. Can I see that? Thank you. I'm going to go now, Teresa. Kelly's going bye-bye. Kelly went bye-bye. Tai vat iš tikrųjų šiame filmuke labai pamatėm, kaip pradžioj vaikas taip nori, įsitraukia, reaguoja, dalyvauja žaidime. Tačiau pasirodžius toms negatyvioms emocijoms vaikas tik stebi ir labai, kai jam padarė tos karoliukus, labai aiškiai vengia nemalonių tų pojūčių, nemalonių emocijų. Ta moteris Kelly, rodos vardas, gali irgi taip pat sureaguoti į jo žaidimą. Tai bet būtent šis filmukas labai tą aiškiai parodo. Be to, labai svarbu irgi norisi pastebėti, kad šis filmukas lygiai taip pat puikiai iliustruoja, kaip greitai vaikai mokosi, tas emocijas kažkokias reaguoti. Taigi, kur atsiranda emocijos? Jos kažkur gyvena, kažkur sprogsta mumyse. Kas darosi su mūsų smegenimis ir kur kyla mūsų jausmai? Būtent limbinė sistema laikoma emocinė smegenų dalimi. Mokslininkai atlikdami tyrimus su gyvūnais pastebėjo, kad gyvūnai, kurių pažeista limbinės sistemos dalis, nejaučia nei baimės, nei pykčio, nesupranta savo vietos tarp gentainių, jų emocijos arba užslopintos, arba jų visai nebuvo.
Limbinei sistemai priklauso gumburas, kuris siunčia žinias mąstančiai smegenų daliai, monoragas, kuris, manoma, susijęs su mūsų atmintimi ir suvokimo prasmingumu, ir migdolinis kūnas, kuris ir yra tas pagrindinis emocinės kontrolės centras, kuris tas emocijas rūšiuoja. Ne? Tai ir žinoma, frontalinė žievė, kuri yra ta mąstančioji smegenų dalis ir ji padeda suvaldyti mūsų emocijas problemų sprendimo, kalba, įsivaizdavimu ir visais kitais pažintiniais procesais, kurie tas emocijas valdo ir išreiškia. Tai visas veiksmas taip ir vyksta. Limbinė sistema gauna atsaką, frontalinė sprendžia ir taip toliau. Vis dėlto reikia pastebėti, kad esant labai stiprioms emocijoms, limbinė sistema apeina tą logiškąją dalį ir žmogus reaguoja greičiau, negu frontalinė žievė sudėlioja kažkokį tai veiksmų planą. Todėl tokiais atvejais ir atrodo, kad jausmai valdo protą. Ko gero esame girdėję tą posakį, jausmai užvaldo mane, mano protą. Tai iš tikrųjų taip ir yra, kada kyla jausmas, kartais jisai siunčiamas į žievę, apgalvoti, apmąstyti, o kartais tiesiog eina į veiksmą. Supykstam, hopa, ir trenkiam. Taigi, tam tikrą prasme mes turim du protus, kurie mušasi tarpusavyje dažniausiai. Vienas, kuris mąsto, ir kitas, kuris jaučia. Racionalus protas tai tas suvokimo būdas, kurį labai gerai juntame. Jis reiškiasi, kada mes budrus mąstome, svarstome, tačiau yra ir kita žinojimo sistema, kuri yra visiškai impulsyvi, labai galinga, kartais galbūt net nelogiška. Tai būtent tas emocinis protas. Ir racionalumo ir emocionalumo santykis tiesiogiai proporcingas. Kuo stipresnis jausmas, tuo labiau vyrauja emocinis protas ir tuo labiau silpnėja racionalusis. Paprastai emocinis ir racionalusis protas sąveikauja darniai. Tai emocijos siunčia signalą ir informaciją racionaliam protui, pastarasis jį patobulina, pakoreguoja, pažiūri, o kartais emocijų pranešimus ir visiškai vietoje, stop, ne. Ir būtent šie abu protai lemia sėkmę mūsų gyvenime. Naujausias požiūris ir siekis yra neatskirti protą nuo jausmų, kai buvo ilgą laiką siūloma ir daroma ir siekiama. Bet dabar yra svarbu, jau šiais laikais tas naujausias požiūris yra pasiekti protingą ir harmoningą protų ir jausmų pusiausvyrą. Tai, kad neimtų viršaus nei tas, nei tas. Tai čia ir yra, ko gero, mūsų visų siekis, norint būti sėkmingais. Dabar grįžkim šiek tiek prie intelekto. Iš tikrųjų, intelekto teorijų yra labai daug. Galima būtų čia visą ataskaitą kalbėti vien apie tai. Ir labai ilgą laiką tiek mokslininkai, tiek pedagogai pripažino tik intelekto koeficientą svarbą ir kitus gebėjimus, tokius, pavyzdžiui, bendravimo, jie visiškai ignoravo. Tarsi jie buvo visiškai nesvarbus ir svarbiausia yra tas intelekto koeficientas, kuris tikrai nekreipia dėmesio į tas kitas dalis. Vėliau pastebėta, kad net ir itin aukštą intelekto koeficientą turintys žmonės mažiau pasiekia gyvenime. Tai iš tikrųjų iškėlė klausimus mokslininkų bendruomenėje apie kitas ir ypač emocinę žmogaus sąmonės dalis, kurios nagrinėtos tikrai mažai.
Iki tol, ko gero, visiškai, kol buvo pradėta kalbėti apie tą emocinį intelektą, apie tas kitas dalis žmogaus gyvenime. Gardneris išskyrė net 7 intelekto rūšis, apie jas šiandien truputėlį pristatysiu trumpai, labai. Tai erdvinis intelektas, kalbinis, loginis, matematinis, naturalistinis, kūniškasis, kinestetinis, muzikinis ir žinoma tas vidinis ir tarpasmeninis, taip vadinamas emocinis intelektas. Visos šios rūšys turi kiekvienas žmogus, tik skiriasi jų pasireiškimo stiprumas. Racionaliniam intelektui priskiriami tokie būtent įgūdžiai kaip kalbiniai gebėjimai, gebėjimas spręsti problemas, erdvinis tas intelektas, tačiau lygiai taip pat svarbus ir socialiniai gebėjimai, tokie kaip žmonių pažinimas, savęs pažinimas, mokėjimas prisitaikyti prie kitų, o šie gebėjimai būtent ir yra būdingi tam vadinamam emociniam intelektui. Vis dėlto emocinis intelektas tokia kaip sąvoka atsirado gana nesenai. Pirmą kartą ši sąvoka ją pavartojo tik 1990-ais 2 mokslininkai, Salovė ir Mayer, ir šiuo terminu jie bandė nustatyti emocinės savybės, kurios svarbios būtent sėkmei apibūdinti. Joms buvo priskiriama tokios savybės kaip empatija, jausmų raiška, supratimas, valdymas, savireguliacija, nepriklausomybė, gebėjimas prisitaikyti, patikimas kitiems, atkaklumas, draugiškumas, gerumas ir pagarba. Tai iš tikrųjų šias savybės išskyrė būtent šie mokslininkai, tai emocinio intelekto savybės. Psichologiniu požiūriu turbūt nėra stipresnės savybės nei gebėjimas atsispirti impulsui. Ko gero dabar, kalėdiniu laikotarpiu, labai tas jaučiasi, kada advento kalendorius vaikai ypač bando atidaryti daugiau tų dėžučių, negu advento kalendoriuje yra tą dieną. Tai šitas labai jaučiasi, ar ne? Ir iš tikrųjų tai ir tas savitvardos esmė ir yra, kad visi jausmai mus iš esmės skatina impulsus paversti tais veiksmais, ar ne? O čia imu ir darau. Tai gebėjimas laukti yra labai svarbus. Ir noriu jums parodyti vieną filmuką, Gardieso tekstas vadinasi. Pirmą kartą Gardieso tekstas buvo atliktas 1960 metais psichologo Mišelio, kur jis tyrė 4-mečius darželinukus. Šis tyrimas labai aiškiai atskleidė, kokią įtaką turėjo gebėjimas ir negebėjimas pasiduoti impulsui. Tirti vaikai buvo stebėti iki paauglystės ir toliau, tai iš tikrųjų labai įdomus rezultatai buvo. Pirmą pasižiūrim šitą testą. Tai aišku, ne Mišelio testas yra, bet jis buvo kartotas tikrai ne vieną kartą ir labai gerai atskleidžia tą vaiko gebėjimą, išlaukti, pasiduoti impulsui, ar vis dėlto ne. Pasižiūrėkime, kaip vaikai reaguoja. Vėlgi video anglų kalba. Galiu trumpai pasakyti, testo esmę. Tai yra vaikui atnešamas gardėsis, šiuo atveju 2 zefyrai. Tiksliau, 1 zefyras ir vaikui duodama instrukcija, kad jeigu tu palauksi, kol aš ateisiu, tada gausi 2 zefyrą.
Bet tik tada, jeigu šito zefyro nesuvalgysi ir palauksi, kol aš atnešiu antrąjį. Pasižiūri. Okay, sit in that chair. All right, here's the deal. Marshmallow, for you. You can either wait, and I'll give you another one if you wait, or you can eat it now. When I come back, I'll give you another one, so then you'll have two. But stay in here and stay in the chair till I come back, okay? All right. I'm gonna go do something and then I'll come back. It smells yummy. Oh, it smells really good. All right, so it's up to you. You can have it now or you can wait. Okay? I'll be back. Stay in the chair, okay? Okay. All right, so I'm gonna leave and then I'll come back, okay? So you can either eat it right now or you can wait. Either way, okay? Okay. How'd you do? Did you do good? You did? Yeah. You wanted to eat it, didn't you? Yeah. So did I tell you to give you another one? Okay, now you can have both. You need them. Tai iš tikrųjų, ne, visai graži iliustracija, kaip vieni labai kantriai išlaukia, ar ne, kokiais visokiais būdais save bando užimti, ar ne, ten kiti bando apeiti, ar ne, tai ta taisyklė, ne, kaip viena mergaitė graužtuką apgraužia, ar ne, bet tarsi viso nesuvalgia, o kaip pačia paskutinė mergaitė, kurią matėm, ar ne, tiesiog iš karto ėmė ir valgė. Tai vat šitas tyrimas man labai ir atskleidė tą gebėjimą ir negebėjimą pasiduoti impulsui. Ne? Pastebėta, ypač šios vaikus tyriant ilgą laiką, nes jie buvo tirti paauglystėje ir vėliau, ne? Pastebėta, kad atsispyrusieji pagundai
buvo, tai yra mokėdami kantriai išlaukti ir to momento, kada gaus dar vieną. Tokie žmonės buvo, tokie vaikai, paskui jau suaugę, buvo žymiai visuomeniškesni, labiau veiklūs, pasitikintys savimi, geriau sugebėdavo įveikti gyvenimo išbandymus ir jie tvirtai siekia užsibrėžto tikslo, buvo vertinami kaip patikimi ir iniciatyvūs. Dalis iškart griebusių Zefyrą, tai kurie nelaukia, ta paskutinė mergaitė nuplėkštė, iš karto. Tokie vaikai, vėliau suaugę, turėjo žymiai mažiau šių teigiamų savybių ir būdami paaugliai jau vengė bendrauti, buvo labiau užsispyrę, neryžtingi, lengvai pažeidžiami ir greitai nusimenantys, laikė save blogais ir niekam tikusiais, buvo įtarūs, jautriai arba net piktai reaguodavo į dirgiklius. Mokymosi rezultatai lygiai taip pat ženkliai skyrėsi. Tai atrodo toks paprastas. Tas drąsiai galite su savo vaikais pabandyti, patikrinti, koks yra tas impulsas vaiko, kiek jisai gali atsispirti, o kiek ne, kiek moka, o kiek dar reikėtų tai tobulinti. Taigi tyrimas išvados labai puikiai apibrėžia būtent tą gebėjimą naudotis savo proto galiomis, ir kas ir lemia, ką lemia tas emocinis intelektas. Taigi dabar panagrinėkim tą emocinį intelektą šiek tiek iš arčiau. Pabandom tiesiog išskirstyti truputėlį jį. Tai jį sudaro, ko gero, du pagrindiniai aspektai, tai savęs ir savo tikslų, ketinimų, reakcijų ir elgesio supratimas, tai tas vadinamas vidinis asmeninis intelektas, ir kitų žmonių ir kitų žmonių jausmų supratimas, tai vadinamas tarp asmeninis intelektas. Aš išskyriau tokius keturis. To emocinio intelekto dalis, tai savimonę, savikontrolę, socialinį sąmoningumą ir santykių valdymą. Taigi trumpai apie kiekvieną. Savimonė. Tai yra iš tikrųjų gana toks geras aspektas emocinio intelekto, kuris yra iš tikrųjų labai labai svarbus. Tai kas tai yra? Tai yra savo jausmo pažinimas, jo reiškimosi metu, ir tai yra iš esmės emocinio intelekto pamatas, labai labai svarbus dalykas, nesugebėjimas suvokti savo tikrųjų jausmų paverčia mus labai priklausomais nuo jų. Ir jeigu mes jų nesuvokiam, tik iš tikrųjų darosi sunku. Tada tikrai jausmai valdo protą, ir tada praleidžiam tą žievę, ir tiesiai į veiksmą. Giliau savo jausmus suvokiantys žmonės geriau orientuojasi gyvenime, sėkmingiau tvarko savo svarbiausius kažkokius reikalus, tiek pradedant vedybomis, tiek baigiant darbo pasirinkimą. Labai tuos svarbius sprendimus jisai priima žymiai labiau apgalvojęs ir sėkmingiau negu tas žmogus, kuris tų gebėjimų atpažinti savo jausmus ir savo tuos tikrosius jausmus suvokti, kol kas neturi to gebėjimo. Savikontrolė. Tai yra gebėjimas valdyti jausmus, pakreipti juos tinkamą linkme, juk labiausiai tai ir priklauso nuo savivokos. Stokojantis šio gebėjimo žmonės be paliovos priešinasi tai nevilčiai.
turintieji tos savikontrolės su kaupu, užklupus gyvenimo negandoms greitai atgauna tą pusiausvyrą. Emocinė savitvarda pasireiškia gebėjimu atidėti pasitenkinimą, slopinti impulsyvumą, yra iš tikrųjų pasiekimų visose srityse pamatas. Nes, sutikime, ar ne, gebėjimas išlaukti yra labai, labai, labai svarbus. Ir stokojantis to, tada iš tikrųjų, gaunasi, kad mažiau pasiekia gyvenimą. Gebėjimas pritapti prie kitų, įsilieti bendrą veiklą, užtikrina geriausius ir bet kokios veiklos rezultatus. Tokį gebėjimą išsiugdę žmonės yra labiau veiklūs, kūrybingi, puikiai susidoroja su bet kokiamis užduotimis. Socialinis sąmoningumas paremtas gebėjimu įsijausti į kito žmogaus būseną, kuri yra dar viena iš emocinės savivokos kylanti savybė ir labai labai svarbi bendraujant. Gebantis įsijausti į kitų jausmus turi žymiai geresnę socialinę klausą, leidžia geriau suvokti kitų poreikius, troškimus. Ši savybė būtina tiems, kurių ypač darbas susijęs su globa, netgi mokymu, švietimu, netgi prekyba ar kažkokiu valdymu. Nes tai yra labai labai svarbu, tas empatiškumas ir tas suvokimas, kaip kiti jaučiasi. Ir paskutinė dalis, santykiai, tai žmonių tarpusavio santykiai, bendravimo menas yra labai glaudžiai susijęs su gebėjimu valdyti kitų žmonių jausmus. Taip grubiai pasakė. Šios savybės padeda pelnyti populiarumą, lyderio statusą, užmegzti gerus santykius su kitais žmonėmis. Šiomis savybėmis pasižymintys žmonės visur, kur reikia veikti, dirbti kartu su kitais, jiems sekasi tai geriausia. Jie dažnai būna mūsų visuomeninė gyvenimo žvaigždės. Tai šias savybės turintys žmonės. Ir žmonių gebėjimai šiose visose srityse labai labai skiriasi. Kai kurie iš mūsų galbūt puikiai moka nusiraminti patys, tačiau kito žmogaus paguosti nesugeba. Tiesiog neturi to gebėjimo. Tie gebėjimai tiesiogiai priklauso ir nuo mūsų nervų sistemos, kaip ir įsitikinsim vėliau, žmogaus smegenys yra nepaprastai imlios ir mokosi nuolat. Ir emocinių įgūdžių, kurių visumą ir sudaro paprastai įpročiai ir reakcijos trūkumų, įmanoma tikrai atsikratyti, stengiantis būtent šios įgūdžius labai galima greitai patobulinti. Dabar norėtųsi pereiti truputėlį apie tėvus, pakalbėti, apie tą tėvystę. Mokslininkai tirdami tėvų reakcijas į vaikus nustatė 3 bendrus ugdymo modelius. Nes vis dėlto emocinį intelektą tikrai labai labai svarbu ugdyti. Tai iš tikrųjų autoritarinė, atlaidų ir paremta autoritetu. Autoritariški tėvai nustato griežtas taisyklės ir tikisi, kad joms bus paklūstama. Tokie tėvai dažniausiai stengiasi sukurti namus, kurie pagrįsti struktūra, tradicijomis, tačiau dažnai jų dėmesys tvarkai ir kontrolai truputėlį gali apsunkinti vaiką. Kita vertus, kitame svarstyklių gale yra visiškai atlaidūs tėvai, kurie stengiasi būti palankesni, globoti, tačiau dažniausiai būna pasyvūs, kai reikia reaguoti į nepaklustumą ar nustatyti ribas. Tokie tėvai nekelia didelių reikalavimų ir net neturi aiškių tikslų vaikams, manydami, kad vaikams reikia bręsti pagal jo prigimtinius poreikius.
A, Vis dėlto tas autoritetingų tėvų, ar ne, tas auklėjimo stilius, kada paremtas yra autoritetu, tokie tėvai, priešingai nei prieš tai minėtiems modeliams, jie sugeba suderinti aiškias ribas su globos kupina namų aplinka. Jie vadovauja, tačiau nevaldo. Leidžia vaikams prisidėti prie svarbių sprendimų, vertina vaikų nepriklausomybę, tačiau labai kelia aukštus atsakomybės reikalavimus tiek šeimai, tiek draugams, tiek visuomeniai. Tai gana supaprastintas modelis. Gyvenime retai pasitaiko, kad abu tėvai naudoja tą patį modelį. Vieną, ar ne, dažnai būna taip, kad tėvai, pavyzdžiui, vienas atlaidus, kitas autoritariškas ir tai nėra blogai, iš tikrųjų tai vienas kitą jį atsveria, nes iš tikrųjų rūpintis vaikais ir palaidžiauti jų užgaidoms yra du labai skirtingi dalykai. Ir atviras emocinis santykis su vaiku turės ilgalaikį poveikį jo savimonės gerėjimui, tvarkymosi su sunkumais, įgūdžiams, gal net ir sveikatai, ne? Įvairūs tyrimai pabrėžia svarbų tėvų vaidmenį ir būtent tėvų vaidmens poveikį netgi vaiko psichikos ir kūno sveikatai. Taigi labai labai svarbu sukurti tą teigiamą stiprų ryšį su vaiku. Tėvų vaidmens svarbą labai gerai iliustruoja sustingusio veido testas. Parodysiu vėl filmuką, jame daug truputėlį kalbama, bet iš esmės tai yra du epizodai, ar ne, kada mama reaguoja į vaiką, ar ne, aktyviai kalbina jį, ir kūdikį, ir kada visiškai nereaguoja. Atkreipkite, kas iš esmės ir yra svarbiausia, kad atkreiptumėte dėmesį į tai, kaip reaguoja vaikas, ar ne, kai mama jį kalbina ir aktyviai rodo dėmesį ir kaip visiškai nekreipia dėmesio. In the still face experiment, what the mother did was she sits down and she's playing with her baby who's about a year of age. I'm like a girl. Oh. And she gives a greeting to the baby gives a greeting back to her. Yeah. This baby starts pointing at different places in the world, and the mother's trying to engage her and play with her. They're working to coordinate their emotions and their intentions, what they want to do in the world. And that's really what the baby is used to. And then we ask the mother to not respond to the baby. The baby very quickly picks up on this. And then she uses all of her abilities to try and get the mother back. She smiles at the mother. She points because she's used to the mother looking where she points. The baby puts both hands up in front of her and says, "What's happening here?" She makes that screechy sound at the mother, like, come on, why aren't we doing this? Even in this 2 minutes when they don't get the normal reaction, they react with negative emotions, they turn away, they feel the stress of it, they actually may lose control of their posture because of the stress that they're experiencing. Okay. I'm here. And what are you doing? Oh, yes. Oh, what a big girl. Tai iš tikrųjų, pamatėme, kiek svarbus mamos ir tėčio vaidmuo vaiko gyvenime. Vaikas mokosi bendrauti nuo mažų dienų. Ir būtent bendravimas su vaiku yra vienas geriausių būdų ugdyti tą mūsų vaikų emocinį intelektą. Puikiai matėme, kaip vaikas reaguoja, kai mes į jį kreipiame dėmesį, kūdikis, ir kai mes į jį nekreipiame dėmesį.
Tai iš tikrųjų nepamirškim to, kad vaikai taip ir daro. Jeigu mes jiems dėmesio neskiriam, jie pradeda to dėmesio ieškoti negatyviomis net emocijomis. Jeigu gražiai paprašius, neduoda, tai manyti negražiai paprašyti. Taigi dabar pereikime prie praktiškesnės truputėlį šitos paskaitos seminaro dalies ir pažvelkime keletą emocinio intelekto aspektų, kurie iš tikrųjų gali padėti jums ugdyti savo vaiko emocinį intelektą. Ne? Tai pirmiausia, pradėkime nuo tų emocijų pažinimo, kas yra labai labai svarbu, ir ką mes galime. Net jeigu ir negalima nieko padaryti dėl to, kad vaikas nusiminęs, įsijauskime. Labai svarbu būti suprastam žmogui. Tai padeda lengviau priimti ir išgyventi tas nemalonias emocijas. Net jei atrodo, kad vaiko emocijos perdėtos, prisiminkite, kad mes visi turime emocijų, kurios paslėptos ir mumise tikrai yra ilgą laiką ir kai leidžiam jas išreikšti savo, galime žymiai laisviau jas tiesiog gyventi net laisviau, negu su tomis emocijomis jas užslopinti ir neįvardinti. Įsijautimas į emocijas nereiškia, kad pritarėme. Tai nerodoma, kad mums tinka, kai vaikas pyksta ar ten agresyviai elgiasi. Mes parodome, kad suprantame ir matome situaciją iš vaiko pusės. Kiekvienas žmogus nori žinoti ir nori būti suprastas, nori žinoti, kad jo pozicija pripažinta, tada lengviau priimti net ir tai, kad viskas nevyksta taip, kaip norima. Jūs padedat vaikui pastebėti jo patirtį ir suprasti, kas iššaukia jo tokius jausmus. Vien suteikus vardą vaiko jaučiamam jausmui, jam suteikiamas iš karto duodamas įrankis mokytis valdyti emocijas, kurios užplūsta. Pavyzdžiui, ką galima sakyti vaikui? Tau sunku liautis žaisti ir eiti vakarieniauti, bet jau laikas. Tu norėtum su manimi praleisti visą laiką, ar ne? Tu nusiminęs, kad lyja ir negali išeiti į lauką. Tu pyksti, kad sugriuvo tavo statytas bokštas, juk taip stengiasi. Vaikas dažnai negali atskirti savo emocijų nuo savęs ir geriau priimti vaiko emocijas, neneigti jas ar sumažinti, nes tai vaikui gali nešti žinią, kad kai kurie jausmai yra gėdingi ir nepriimtini. Tačiau pykčio ir baimės nepriėmimas, nepritarimas, paniekinimas neprivers vaiko nejausti tų jausmų. Bet gali priversti tuos jausmus slopinti ir dėja, bet užgniaužti, užslopinti jausmai niekur nedingsta. Lygiai taip pat kaip ir laisvai išreikšti jausmai. Tiesiog jie yra uždaromi ir ieško, kur tada gali išeiti, išsilieti. Kadangi jiems nėra sąmoningos kontrolės, mes juos imam, slopinam, tai jie gali išlysti visiškai netikėtai, kai vaikas supykdomas per košmarus, ar gali net atsirasti nervinis tikas. Tas irgi būna. Tada geriau vaiką mokinti, kad pilnas jausmų diapazonas yra suprantamas ir dalis buvimo žmogumi. Net ir tada, kai kurie veiksmai turi būti privalomi, pavyzdžiui, muštis negali. Irgi keli pavyzdžiai. Tu pyksti ant brolio, kuris sulaužė tavo žaislą, bet mes nesimušame. Ateik, aš tau padėsiu pasakyti jam, kaip tu jautiesi. Tu atrodo jaudinasi dėl artėjančio pasirodymo. Aš irgi jaudindavausi, kai reikėdavo pasirodyti darželį. Nori man tai apie tai papasakoti. Tai labai
tas yra svarbu. Empatija. Emocinę empatiją mes galim pastebėti tikrai daugumos kūdikių jau pirmaisiais gyvenimo metais. Kūdikiai atsisuka pažiūrėti į kitą, kai kitas vaikas verkia, dažnai ir patys pravirksta. Daugelis mažylių intuityviai stengiasi sumažinti kito žmogaus liūdesį, kad nors nelabai ir suvokia, ką turėtų daryti, kaip pavyzdžiui prieina darželį, matom, kai kitas vaikas verkia, prieina apkabina, panašiai. Tai jeigu norime, kad vaikai taptų empatiškesni, turime jų iš tų tikėtis. Turime aiškiai apibrėžti taisyklės ir nuo jų nenukrypti, reikalauti atsakomybės, net ir iš 3-mečio galime tikėtis, kad jis savo žaislus susitvarkys. Dar vienas iš ko gero veiksmingiausių būdų mokytis empatijos, tai imtis atsitiktinių gerų darbų. Pavyzdžiui, pakviesti senyvą kaimynę arbatos, gal dabar šiuo metu nereikėtų, pandemijos šešėlyje, padėti senoliui parnešti daiktus iš parduotuvės, ir panašiai. Tiesiog paprasti geri darbai gali tapti kitų žmonių gyvenimą keičiančiais įvykiais. Net vaikui leisti, tarkim, pastebėti, o, tu davėjai savo draugui žaislą, jisai tikrai apsidžiaugia ir yra laimingas. Tai mes tai iš tikrųjų galima paversti kažkokiu šeimos projektu. Tikrai esate labai kūrybiški ir susėdus visiems tikrai galima imti ir sugalvoti, o kaip padaryti tos gerus darbus. Gerumai virstant įpročių galima pastebėti, kad vaikai jiems vis negana. Jie stengiasi ir toliau kuo daugiau atlikti tų altruistiškų darbų. Ir aišku, dalyvavimas visuomeninėje kažkokioje bendruomenės veikloje taip pat padeda vystytis tą empatijai. Tai gali būti įsipareigojimas, tarkim, bendruomeniai dalyvauti kažkokiuose tai organizuojamuose projektuose, ar tiesiog pagalba kažkokioje organizacijoje. Pavyzdžiui, gyvūnų prieglaudoje, panašiai. Dar vienas svarbus aspektas yra optimizmas. Tai kaip pasižiūrėti į tą stiklinę. Tai yra šiek tiek daugiau negu teigiamas mąstymas, tai yra teigiamo mąstymo įprotis arba polinkis žiūrėti į palankesnę įvykių pusę ir tikėtis palankios baigties. Ir kas didžiulis yra pliusas, kad optimizmo galima išmokti. Svarbu pastebėti, kaip kritikuojame savo vaikus. Kritikos yra tinkamos arba ne. Pirmoji kritikavimo taisyklė yra tikslumas. Perdėtas peikimas nėra gerai. Geriau ignoruoti neigiamą elgesį ir pastiprinti teigiamą. Visiškai kritikos ir priekaištų nebuvimas irgi žlugdo atsakomybės jausmą ir norą keistis. Tai turi būti pusiausvyra. Kitas dalykas, vaikai mėgdžioja mūsų elgesį. Sugeria tiek blogasias, tiek gerasias savybės. Taigi ir labai nuo tėvų priklauso dažnai ir vaikų mąstymo būdas. Jeigu tėvai bus pesimistiški ir nieko gero aplinkui save nematys ir žiūrės visus įvykius negatyviai, tai ir vaikas tikrai nemąstys optimistiškai. Ir nežiūrės į tą gerąją būdą ir tikėsis dažniausiai neigiamų pasekmių. Tai tas irgi labai svarbu, tai labai gerai yra imti ir pabandyti keisti ir savo mąstymą, jeigu jisai nėra optimistiškas. Tai priešprieša pesimistiškoms mintims tai yra žaidimas, kurio kiekvienai pesimistiškai minčiai prieš pristatoma optimistiškai. Tiesiog, kai žmogus išsako kažkokią problemą, kiekvienam neigiamui problemos aspektui turi būti atrandama teigiama mintis. Taip pat galima naudoti, pavyzdžiui, kiekvieną vakarą susėdus visa šeima, imama ir pažaidžiame žaidimą gera diena, nes. Ir bandom atrasti tą bent vieną, geriausiai 3 gerus dalykus, kas įvyko šiandien.
Problemų sprendimas. Kas yra labai svarbus dalykas, ar ne, tai ko gero vienas svarbiausių dalykų, tų gebėjimų, ar ne, mūsų gyvenime ir padėti vaikui pačiam spręsti problemas yra pagrindinis tėvų uždavinys. Vaikų skatinimas apie vidinę problemą galvoti kaip apie esančią išorėje suteikia galimybę pažvelgti į ją naujai. Vaikas tada greičiau suvokia, kad ne jis kaip žmogus yra blogas, o tai yra jo elgesys, kuris yra problema. Ar ne? Tai ko gero ir yra svarbu labai vengti tokių sąvokų kaip buvai blogas, ar ne? Geriau tą įvardinti kaip tu blogai elgiesi. Tai tarsi tai atrodo labai nedidelis skirtumas, bet tai mes duodam vaikui ženklą, kad ne jis kaip žmogus, kaip asmenybė yra blogas, bet jo elgesys yra netoleruotinas ir netinkamas. Dar vienas labai svarbus dalykas problemų sprendime, tai vaiko skatinimas naudotis vaizduotę kaip būdų įveikti tiek fiziniai, tiek psichologiniai įtampai. Taip mokom įgūdžių visam gyvenimui. Kaip ir kiekvieną emocinio intelekto įgūdį, taip ir vaizduotę reikia lavinti, kad jis būtų veiksmingas. Pavyzdys. Kaip jūs sprendžiate savo problemas, yra labai svarbus dalykas. Vaikai mokosi iš to, ką mato ir dažniausiai mažai iš to, ką girdi. Tai iš tikrųjų, būtent kaip jūs, kaip tėvai sprendžia problemas, tai yra pavyzdys ir labai veiksmingas būdas vaikus mokyti, nes vaikai savaime ima vertinti ir mėgdžioti tokį elgesį, kokį mato. Tad jeigu jūs sprendžiate problemas ramiai susėdę, kalbėdamiesi, vaikas tokį elgesio modelį ir perima. O jei problemos mus erzina, kiršina, liūdina, pyksta, jeigu lėkštės skraido, tai ko tikėtis iš savo vaikų. Tai labai svarbu, norint vaikams išmokti tų problemų sprendimų, tai reikia būti pavyzdžiu, kaip tai daryti. Dažnai iš tikrųjų nėra to laiko kasdieniniai toj rutinoj. Tai būtent savaiminiai ar bent jau mėnesiniai šeimos susirinkimai leidžia užtikrinti, kad vaikas matytų tą norimą problemų sprendimo modelio pavyzdį. Ir kas irgi labai svarbu, ir ką norėtųsi irgi priminti galbūt ir užtikrinti, užtvirtinti, kad padėti mūsų vaikams spręsti problemas nepasakant kažkokį tai sprendimo būdą. Vaikui nugriuvo taip ir pastatyk naują. Bet patariant ieškoti, kokie galimi sprendimo būdai. Net ir pratimą galima, ypatingai vyresniem vaikams tas tinka, kada sugalvok 10 tavo problemos sprendimų būdų. Tiesiog imk ir susirašyk. Net pačius beprotiškiausius. Tarkim, mokytoja parašė prastą pažymį, ką darykim. Tai gali būti tiesiog einant kalbėti su mokytoja, perrašyti tą darbą, už kurį gavo blogą pažymį, arba net beprotiškiausiai išsiųsti mokytojai mėnulį. Tai ir tada, kai turim visą sąrašą, išsirinkti tos pačius geriausius. Tai vis dėlto tas alternatyvų sprendimas, tai ne tik moko tą vaizduotę lavinti, ir lavina iš tikrųjų, bet lygiai taip pat tas problemų sprendimas ir atsiranda, kad mes mokam pažvelgti problemą iš visų pusių, ir tada spręsti vienaip ar kitaip, pasirinkdami geriausią mums tinkamą sprendimą. Motyvacija.
Ar ne, tai irgi labai svarbus gebėjimas emocinio intelekto ir save motyvuojantys žmonės turi žymiai daugiau norų ir valios nepabūgti tų sunkumų ir juos įveikti. Jei norime, kad vaikui sektųsi, reikia išreikšti, kad tai reikia ir žodžiais, ir veiksmais kelti realius, bet ne per žemus lūkesčius. Ne? Mokytis tikėtis tos sėkmės. Tai iš esmės siejasi ir su optimistiniu mąstymu. Vis dėlto perdėto gyrimo irgi reikėtų vengti. Na, kad ypatingai šaunuolis, to privengti. Tai turi būti realistiški lūkesčiai, tačiau ne per žemi. Nes tada gali nusivilti, kai patenka į konkurencinę, tarkim, pavyzdžiui, mokyklos aplinką. Jeigu mes, pavyzdžiui, imsim ir tiesiog kiekvieną piešinį kaip kažkokį tai šedevrą, ir staiga mokyklą nueina ir pamato vaikas, kad jo klasiokas truputėlį gražiau gal nupiešė. Tai truputėlį turi būti tam tikra riba, pagyrimų reikia ir jų gausiai reikia, tačiau vis dėlto neturi būti perdėtas gyrimas, turi būti aiškiai labai įvardinta, už ką yra giriama. Padėti vaikui įvaldyti savo pasaulį galima ir suteikiant vaikui savarankiškumą, kuo daugiau. Nenuolaidžiauti ir tikėtis, kad tų ribų ir taisyklių laikysis. Taip pat padeda ir savęs vertinimas. Dar vienas būdas padėsintis įvaldyti aplinką ir nusistatyti tikslus ir juos valdyti. Svarbu vaiką mokyti vertinti ir pastangas, ne tik rezultatą, bet padėti džiaugtis ne tik individualiais tais kažkokiais laimėjimais, bet ir bendrais pasiekimais. Kad mes visų šeima kažką nuveikėm, padarėm ir pasiekėm, nupiešėm, sužaidėm žaidimą kažkokį panašiai. Klasė laimėjimai ir taip toliau. Dar vienas dalykas, apie ką norėtųsi pakalbėti, tai apie bendravimo įgūdžius. Labai svarbus emocinio intelekto aspektas, kurį labai norisi išlavinti gerai, kad vaikas būtų drąsus, bendraujantis su kitais, ar juos išmokyti tikrai galima ir labai paprastai, žaidimas, žaidžiant su vaiku. Emocinis klausymasis labai svarbus, tai yra neteisant, nebandant pritarti, ar ne, tiesiog atspindint matomas emocijas, padeda vaikui išmokti ne tik kalbėti, bet ir išgirsti kitą. Tai yra tai, kaip mes reaguojam ir kalbam, ar ne, kaip mes su vaiku kalbam, ar prašom jo pagalbos, ar priimam jo idėjas, ar su vaiku pasiūlom pagalbą, o nekišom, ir taip toliau. Užmegzti draugystę ir būti grupėje, irgi labai svarbus įgūdis, kurį išaugusių iš vaikystę labai sunku jau išmokti. Ir negalima priversti vaikų būti su kitais. Tiesiog, eik draugau. Tai ko, vis dėlto prievartos čia negali būti, bet galima būti pavyzdžiu. Ir parodyti, kad draugai yra iš tikrųjų labai svarbus. Ir tam turim matyti vaikai, kaip mes su draugais susitinkam, paskambinam, susitikę bendraujam ir taip toliau. Tai pavyzdys tai visada yra geriausia mokymosi priemonė, Ir kitas dalykas, ko gero, vienas svarbiausių, nepamiršti, kad pirmoji grupė vaiko tik gimus jau atsiranda, yra šeima. Šeima ta grupė, kur vaikas gali jaustis saugus ir drąsiai mokytis tų naujų įgūdžių, išbandyti, klysti, bandyti vėl. Tai tėvų ir yra tokia
kaip pareiga, na, imti ir užtikrinti, kad ta aplinka ir būtų ta saugi ir palaikanti. Ir žinoma, norint, kad tie bendravimo įgūdžiai toliau tobulėtų ir vystytųsi, labai svarbu ir tą imti ir tęsti ir rodyti, ar ne, sudaryti tiksliau sąlygas, ar ne, vaikui turėti galimybę tam su bendraamžiais bendrauti, turėti bent jau galimybės tuos įgūdžius pritaikyti ir su bendraamžiais, ar ne? Tai iš tikrųjų tai labai irgi svarbus dalykas. Tai iš tikrųjų dar vienas tas irgi labai svarbus, na, tas ir yra suplanuoti, ar ne, apie ką ir sakiau, na, kad suplanuoti, kur galėtų pabūti su bendraamžiais, jeigu, tarkim, darželio nelanko, na, mokosi iš namų, būrelį ar panašiai. Labai svarbu irgi rimtai vertinti vaikų draugystes, nes jos irgi nenuvertinti ypatingai paauglystėje, ar ne, kada prasideda meilės, nevertinti jų kaip, Dieve, dar tų meilių bus, ar ne? Tai, arba tenai draugė, ir kas čia tokio? Priimti tai rimtai ir tas yra labai svarbu, nes tai irgi skatina tą bendravimo įgūdžius geresnius ir emocinius, ar ne? Tai būti kas be ko pavyzdžius, kaip ir minėjau, ar ne, kad imti ir tą parodyti, ar ne, kaip draugauti, ar ne, kaip mes su savo draugais draugaujame. Ir aišku, dalintis patirtim. Jeigu vaikas klausia, ar ne, ateina su kažkokia problema ir jūs irgi galite drąsiai imti ir pasidalinti. Aha, man irgi tai buvo. Aš irgi turėjau draugę, su kuria buvau susipykus ir galbūt kaip man pavyko tai išspręsti. Na ir aišku, šeima, tai kas be ko, ar ne, kaip ir minėjau anksčiau, jau tai ta pirmoji grupė, kur draugystės, kad kuo dažniau su šeima susibėgti, ar ne, kažkoks galbūt turėti kiekvieną vakarą tas tradicijas vakarienę, ne, kur dalinamės kažkokie žaidimai kartu, ar ne, visos šeimos. Tai irgi labai skatina tą draugiškumą. Na ir trumpas filmukas apie žmogų. Here we go. All right, open. This looks new. Think it's safe? What is it? Okay, caution. There is a dangerous smell, people. Hold on, what is that? This is disgust. She basically keeps Riley from being poisoned, physically and socially. That is not brightly colored or shaped like a dinosaur. Hold on, guys. It's broccoli! Yucky! Well, I just saved our lives. Yeah, you're welcome. Riley, if you don't eat your dinner, you're not going to get any dessert. Wait, did he just say we couldn't have dessert? That's anger. He cares very deeply about things being fair. So that's how you want to play it, old man? No dessert? Oh, sure. We'll eat our dinner right after you eat this. Right, here comes an airplane. Oh, airplane. We got an airplane, everybody. Taigi, iš tikrųjų, mes šičia aptariam tikrai labai nedidelę dalį, ar ne, kas yra svarbu, kalbant apie emocinį intelektą. Ir tai, ką matėm šitam filmuke, labai ir ne parodo, kaip greitai keičiasi ir tų emocijų yra iš tikrųjų dar be galo daug, ne? Ir kaip mes reaguojam į tai, ką kiti pasako, ką kiti žmonės mums, ne, ir šneka, ir rodo, ir daro. Ne?
Tai nepamirškim iš tikrųjų, kad širdis ir tas protas ar ne turi pasitarę priimti geriausią sprendimą. Ir tam ir yra labai labai svarbus tas emocinis intelektas. Tai labai tikiuosi, kad gavot šiek tiek kažkokių naujų žinių, kažkiek pasitvirtino tai, ką jau žinojot ir imsit ir leisit sau perimti tam tikrus patarimus, ką šiandien sakiau, ir pritaikyti tai savo aplinkoje, savo šeimoje, galbūt. Ne? Tai leiskim širdžiai ir protui pasitarti, kaip geriausiai mums veikti. Tai ačiū, kad klausėtės. Iš tikrųjų labai lauksiu jūsų atsiliepimų ir pasidalinimų ir viso sėkmės, taikant ir ugdant mūsų emocinį intelektą. Ate.